Netaip seniai Telšiuose veiklą pradėjo kredito unija Žemaitijos Iždas, kurios būstinė įsikūrė Šviesos gatvėje 5. Apie šios kredito unijos teikiamas paslaugas Telšių krašto televizijai papasakojo Žemaitijos Iždo administracijos vadovas Kazys Rimantas Stanevičius. Kredito unija Žemaitijos Iždas yra kredito kooperatiniais pagrindais finansinė įstaiga, kuri savo nariams teikia bankinės paslaugas. Pagrindinė kredito unijos tikslai – kelti bendruomenės, kurioje veikia unija gerovę, didinti narių kooperavimuose bei patenkinti individualias narių finansinius poreikius. Noriu supažindinti, kas gali būti kredito unijos nariais. Tai gali būti fiziniai asmenys, gyvenantis Telšių rajono savivaldybėje teritorijoje ir visuose rajonuose, kuriais ribojasi Telšių savivaldybė. Tai yra visas Žemaičių kraštas, galima taip įsireikšti, gali būti šios kredito unijos nariais. Juridiniai asmenys, taip pat asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės, bendrijos, sodininkų bendrijos ir OABai, smulkios kitos įmonės. Kredito unijoje būti, aišku, patogu ir patikima. Visi indėliai yra apdrausti indėlių investicijų draudimu. Patogu būti kredito unijos nariu, todėl, kad arčiau yra namų, yra galimybė keisti sutarties sąlygas, plataus paslaugų pasirinkimas, paslaugos po sutarties sudarimo, lojaliems nariams visuomet taikomos yra nuolaidos. Dabar kokias paslaugas teikiam kredito uniją? Pirmiausia, priimam iš gyventojų indėlius. Mes šiuo metu, kaip naujai susikūrusieji, galim pasigirti tai, kad radom galimybės ir teikiam šiek tiek didesnės palūkanas negu kiti bankai. Ir taip pat mūsų partneriai kredito unija Gerbanto lobis. Taip pat skolinam. Unijoje galite gauti asmeninės verslo studijas bei būsto paskolas. Taip pat atliekama finansinių laidavimo, finansinių garantijų teikimas, pinigų tvarkymas, informacijos bei konsultacijų kredito teikimas, mokėjimo klausimais teikimas. Pas mus, kaip ir visose kredito unijose, įstojimo pajus yra 100 litų. Visos pas mus teikiamos, taip pat be finansinių paslaugų, visos draudimo paslaugos. Tai yra gyvybės, sveikato, turtų, kelionio, transportas teikiamos tik tai kredito unijos nariams.